Sveiki, su jumis IT Gėris. Šiandieną jums pristatysime naujienas apie plačiausią kompiuterių tinklą, internetą, apie programinės įrangos gigantus Microsoft ir Apple, o desertui, kaip įprasta, keletas įdomybių. Piktieji paukštukai atkeliavo į plačiausią pasaulio socialinį tinklą Facebook. Kol kas tai toli gražu ne visavertė žaidimo versija, tačiau jau dabar ten yra virš 100 lygių, kurie neleis nuobodžiauti. Nuorodą rasite video aprašyme. Visa tai buvo išleista Valentino dienos proga, tad prisijungdami kasdien ir kviesdami draugus gausite žaidimo dovanėlių. 2021 metais didelė bilietų pardavimo kampanija tampa monopolija ir visi koncertai persikelia į virtualiąją erdvę. Tokia naujosios muzikinės programėlės Koncert 2021 priešistorė. Ši įdomi muzikinė programėlė nėra įprastinė. Atsidarę galite valdyti savo personažą, kuris yra koncerte. Galite šūkauti ir prieėję šalia kitų girdėti, ką šūkauja jie. Programėlė pasižymi senuosius žaidimus primenančių vaizdu ir realistiniu garsu. Vaikščiodami girdėsite garsą skirtingų stiprumų iš kairiosios ausinės ir iš dešiniosios, o praėję pro prekystalį galite išgirsti pasiūlymą nusipirkti alaus. Jungtinių Amerikos valstijų federalinių tyrimų biuras ieško programos, kuri padėtų išgauti koncentruotą naudingą informaciją iš socialinių tinklų. Tokį užsakymą gavo JAV informacinių technologijų kompanijos. Anot jų, ši programa turėtų būti saugi, sparti ir pakankamai sumani, kad gebėtų identifikuoti galimą grėsmę JAV. Žadama, jog bus analizuojama tik viešai prieinama informacija ir nebus tariamasi su tinklų savininkais dėl privačios informacijos gavimo. Tinklų įrangos gamintoja kompanija Cisco mano, jog mobiliųjų telefonų ir planšečių ryšio operatoriaus tinkluose atsisiunčiamų duomenų kiekis sparčiai didės. 2011 vien per mėnesį mobiliaisiais telefonais buvo atsisiųsta 0,6 egzabaito duomenų, kas prilygsta 140 milijonų DVD diskų. Kas galėtų pagalvoti, kad skaičiai tokie dideli? Anot kompanijos šis skaičius padidės 10 kartų iki 2016 metų. Nauji gandai apie Apple. Wall Street Journal teigia, kad kompanija testuoja 8 colių įstrižainės ekrano modelį. Primename, kad šiuo metu parduodama 9,7 colių įstrižainės planšetė. Kas žino, galbūt naujasis iPad bus pigesnis? Microsoft ruošia Windows 8 pirkėjams. Bandomoji versija skirta jiems, pavadinta Windows 8 Consumer Preview, turėtų pasirodyti šį mėnesį. Ji turės daug žaidimų, šie neleis nuobodžiauti ir padės atskleisti naujosios operacinės dizaino ir veikimo ypatumus. Matysime ne tik seniausius žinomus išminuotą ir pasijansą, bet ir šiuo laiku populiarius Angry Birds ir Cat Vero. NASA turi minčių statyti kosminę stotį Mėnulyje. Be abejo, visa tai kol kas nėra visiškai rimta, bet planuojama, kad būsima stotis galėtų veikti kaip stabili kosminių aparatų taisykla ir kaip stotelė, nuo kurios bus lengviau pasiekti tolesnius mūsų kaimynus, pavyzdžiui Marsą. Tikėkimės, kad bent jau kosminėje erdvėje nevyks jokių politinių konfliktų. Įsivaizduokite, kad esate žymioje vietoje, norite nusifotografuoti, tačiau žmonių minia ir mašinų srautas neleidžia to padaryti. Nemaloni situacija, ar ne? Kompanija Stellado pristatė savo inovatyvią programėlę tokiai problemai spręsti. Kol kas tai tik prototipas, tačiau ir dabar funkcionalumas stebina. Nufotografuokite, ką norite su šia programėle, ši atpažins nereikalingus objektus, kuriuos galėsite ištrinti vienu spustelėjimu. Kaip tai veikia? Tiesiog yra fotografuojama keletą kartų iš eilės, programa išanalizuoja judančius objektus ir pažymi ištrinimui. Roboto technika sparčiai tobulėja. Humanoidinis robotukas Darwin Ob buvo išmokinta žaisti vieną iš žiemos sportų ledo ritulį. Kol kas jo žingsniai nėra dideli, na ir žaidžia jis ne taip jau greitai. Tačiau tai yra geras pagrindas tolimesniam technikos vystymui.
Šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite palaikinti ir pasidalinti su draugais. Su jumis buvo IT Kėris. Sėkmės!